Sveiki bičiuliai, Lietuvos Media komanda sveikinasi iš Valencijos, iš Ricardo Tormo trasos ir šiandien tikrai daug rungčių, kuriuose lietuviai varžysis. Šalia manęs kolega, kuris yra drifto, man atrodo, specialistas labiau negu kitų sporto šakų, ar ne? Drifto ir Man GT. Drifto ir GT. Kas tau šiandien įdomiausia, ką rekomenduotum nepraleisti, jeigu kas nors stebi tiesiogiai? Drifto tai tikrai, o GT priklausomai kaip seksis, bet manau bus labai įdomu. O dabar keliaujame į kartingų slalomą, pasižiūrėkim, kaipgi sekėsi lietuviams aštuntfinalyje. Linai, finišas, gal šiek tiek anksčiau negu tikėjotės, bet atrodėt iš šalies kietai Lietuvos rinktinė, kuri neturi net savo čempionato kartingų slalomo. Kokie buvo didžiausi iššūkiai? Na, tai šiandien ryte buvo tiesiog šlapė. Užvakar irgi važiavom per šlapę, bet šiandien šitiek nepasisekė, nes kai važiavau, pataikiau ant šulinio, tas šulinys mano kartingą kaip ir sumėtė ir su galu nudužiau bokštelį. Medai irgi šiek tiek nepasisekė, jinai numušė vieną bokštelį pirmoji kvalifikacijos dalyje ir kitą antroji ir tiesiog nepavyko pasiekti tokio rezultato, kokio norėjau. O šiaip savo greičiu patenkintas jis? Visą laiką yra kur tobulėti, šiaip dažniausiai aš stengiuosi visą laiką ieškoti klaidų, kur jas taisyti, tai nemanau, kad esu labai patenkintas. Kažkas atrodo nuo vakar galbūt pasikeitė, galbūt trasa, nebuvau važiavęs toj pusėje per šlapę, tai galbūt irgi tai dadėjo, bet nesu visiškai patenkintas. Kita vertus, tai yra papildoma motyvacija tobulėti. Taip, tai aišku yra motyvacija toliau tobulėti, dirbti, ieškoti ir nepasiduoti. Meda, tikrai padarėt viską, ką galėjot, bet skirtumas susidarė nuo Lenkijos komandos. Kodėl jisai susidarė? Tai pirmą važiavimą buvom truputėlį netokie atėdės ir numušėme abudu po vieną kugelį. Tai mes nuėjome į minusą 6 sekundės ir taip gavosi, kad paskui pasiskaičiavo, kad 4 sekundės visgi buvo, bandėm jas dar atgauti, bet Lenkų berniukas užnešė mums daug laiko ir mes tiesiog nebegalėjom atgauti, bet jeigu ne šį kartą, tai kitą kartą bus. Pirmam važiavime šiek tiek gamta buvo prieš jūs atsisukus irgi. Taip, kadangi buvo rytas ir naktį visą lyjo ir žaibavo, griaustiniai buvo, tai labai buvo slidu ir padangos buvo gan šaltas, nes gavome naują kartingą ant mūsų sesijos važiavimą. Mes bandėme jas susišildyti, bet taip gavos, kad labai vis tiek aš bent jau slidinėjau ir tiesiog numušėme kugelį kelis. Tai ar galėtum pasakyti, kad padariau viską 100%? Pirmam važiavime gal ir taip, ir antram taip pat. Stengiausi, bandžiau, ką galėjau, tiesiog prisiminti trenerio Andrėjaus žodžius, viską, ką mums sakė praeitieji treneriai. Bandžiau prisiminti ir tiesiog atgaminti juos, kad sektųsi tik geriau.